Kad aš dar maža ir pinigų užsidirbti negaliu. Tačiau aš su ja kategoriškai nesutinku. Ir tam aš turiu įrodymų. Į pagalbą pasitelkiu senąją animaciją. Filmuką Svetimi pėdsakai. Linksma bėgti miškeliu, kai visiems padėt galiu. Jei prireiktų, jei bėda, kviesk mane tu visada. Leiskite, senelį, padėsiu. Geras tu zuikis. Ačiū tau, kad padėjai. Prašau, nėra už ką. Įrodymas. Net mažas kiškutis siūlydamas savo pagalbą sulaukia padėkos. O šiais laikais atsidėkodami žmonės kartais palepina aplinkinius saldžiomis dovanėlėmis ar duodami vieną kitą litą. Tad nebijokime pasiūlyti savo pagalbos ir paklausykime, kokiomis mintimis su jumis nori pasidalinti Kauno Kodilčiukų komanda. Norėdama užsidirbti pinigų ir įgyvendinti savo svajonę. Pirmas patarimas. Norint užsidirbti pinigų, reikia rinkti makulatūrą, tuščią tarą ir ją priduoti į eko taškus. Parduodant sode surinktus obuolius, paties pagamintus darbelius, užaugtus ir mums nereikalingus daiktus ar žaislus. Labą dieną, gal parduodat obuolius? Taip. Kiek už juos norėtumėt? Kokius 3 litrus. Prašom. Ačiū ir viso gero. Labą dieną, vaikučiai. Ką čia taip stovinjuojat su tokiu mažu dviratuku, tokį didelį? Ką? Gal norit jį man? Žinokit, aš turiu tokią mažą anūkėlę. Aš jai visai norėčiau to dviratuko. Gal jūs man jį parduotumėt? Tikrai? O kiek jūs norėtumėt už tą dviratuką? 10 litrų. To aš pažiūrėsiu, ar jis čia dar važiuoja. 10 litrų jo. Nu gerai. Aš kažkur kišenėje čia turiu tą 10 litrų. Va. O kur jūs dėsit tą 10 litrų? Į taupyklę turbūt. Nu, šaunoliai tada. Jum litai, o man dviratukas. Ačiū jum. O ta anūkė apsidžiaugs. Užsidirbom! Padedami suaugusiems atlikti įvairiausių
mažesnius vaikus taip pat galima užsidirbti keletą litų. Oi, matot, kaip nori vaikščioti šuniukas. Labai dėkui. Tai už pavečiojimą jums į taupyklę, kad surastumėt kitą kartą. Ketvirtas patarimas. Reklaminių lankstinuko ar skrajučių išnešiojimas puikiai galimybė papildyti piniginę vienu kitu litu. Ačiū. Penktas patarimas. Paprašykite tėvelio atidaryti atvirojo indėlio sąskaitą banke. Tai patogus ir lankstus susidirbimo ir taupimo būdas. Jis leis jums per pasirinktą laikotarpį sutaupyti norimą pinigų sumą. Tai visai nesudėtinga. Jūs gausite palūkanas, uždarbį, už sąskaitoje laikomus pinigėlius. Banko. Sužinojome, kad padėjus 100 litų į banką, gausime 2 litus metinių palūkanų. Nedaug, bet vis tiek šis tas. Išklausiusi mano ir mano draugų mintis, senelė patikėjo, kad mes tikrai uždirbsime, sutaupysime ir pamatysime Disneylandą. Valio! Linksma bėgti miškeliu, kai visiems padėt galiu. Tik pašaukit, ei, au! Atskubėsiu aš laiku. Zuiki! Au! Zuiki! Au! Kuo galiu padėti? Mano pėdsakus sniege užlyginsi. Štai taip. O man padėti nesunku. Labai gerai, labai puiku. Na, aš bėgsiu prieki, o tu iš paskos. Ar gerai užlyginai pėdsakus? Nė vieno nebematyti. Zuikis? Zuikio pėdos. Žvairy, pasauk maišelį. Aš
plėšikas, tiesa? Jis ne plėšikas, o pėdsakai kieno. Na ir patiklus tu, zuikelį, lape patikėjai. Jei su lapėm prasidėsi, tai tik tai bėdos turėsi.